Sveiki, čia aš ūkininkas Aivaras. Tai ką, šiandien pradėsim vėl valyti tvartą, vėl aš ant šortų, vasara atėjo, šiltas, smagu. Aiškiai, vakar video filmuo, bet ir šiandien reikia. Tai ką padariau iš kadro, tai nuėmiau šitą už kadro ir viskas, kaip ir... Tai jūs nieko nematėte, tai daugiau kaip ir viskas. Tai dabar iš tvartą toliau, nes kodėlgi ne? Jo, ir kas nutiko? Viena problema. Grįžtu iš mokyklos, atėjęs kaimynis vilkšunis, tas jau ten tas vokietis, vokiečio aviganis. Ir išdraskė mano mažo voko visą koją. Aš jums nerodysiu, nes nenoriu rodyti, nes gali arba užbaninti, arba šiaip kažkas būtų, bet aš nerodysiu. Tai po visą kiemą Vilnus pilna, tas vokas sėdi visą gerai. Šiandien kelkis, nepasikė, aš tau ką paimu pakeliu už Vilnos kaip pridera. Žiūrėjau, visas užpakalis kruvinas, visa koja kruvina, koja atjungi koją, nukando kojos nėra, visą išdraskė, tai papraškiau purškaliuko tokių mėlynų ir nuvedžiau į tvartą, kai dabar lauksiu, kol užgis. Ir ką, užgis tą koją, koja nebeužgis, jau viskas užgis ta žaizda, jūs kojus nevaldys. Ir parduosiu šį į konservas, nes aš jo nieko nepirksiu, jo nieko nenoriu kaip ir daryti. Tai parduosiu šį į mėsas, į konservas padarys ir skaniai mes jo pavalgysim. Aiškiai, šiaip tai labai gaila, juodo šuniuko, kaip aš jau vadinu, toriu, jau irgi nebeturiu, jau viskas jau. Na, aiškiai, nesakysiu, kur dingo, bet neturiu atidavimą, nesimėjau, kad tiesiog atidavim tiem, kuriem labiau reikia tų šuniukų, nes mūsų jau kitas šuo perla atsivedė 4 šuniukus. Tai va tiek perkis, tai žodžiu, ką mėžim tvartą, nieko nelaukia. Čia biškai šlapia kaišik. Aš kad filmavęs eisiu pamėžt biškai už kadro, mėšiu ir muziką klausysiu, nes nežinau. Jie tai mėžiam tvartą, sakau, tų avuko man labai gaila. Nu, bet ką padarysi, gaila, negaila. Nu, nieko nebepadarysi ir kaip ir. Ta šunį paskui kaimynai prisirišo jį. O jezau, vos ne į kamerą, nu. Ir viskas, ir aš tada ją suvedžiau į tvartą, padaviau šieno visko. Ir viskas, šieno padaviau ir kaip užgis aš ją. Parduosiu tą mamą ir tuos 2 avukus, tą juodą baltą parduosiu ir tą mamą parduosiu. Nes man baronų nereikia, man tik tai mamų reikia, aš baronų turiu užtektinai. Ir viskas, tai parduosim tą mamą ir tuos 2. Biškį pinigų turėsim, nes aišku, aš iš tėvų nieko neimu nei cento. Noriu pats pradėti, tai pradedu aš noriu, tai iš tėvų nei cento neimu, nes aš noriu pats pradėti, tai va. Tai parduosiu biškį gausiu, galvoju, prie 4 mėšlų įvežiau tokį. Kiek ten už 500, tokį nedidelį, tokį, nu ir šiaip padraskį, žinot, visur. Arba pirksiu pirdą, laikysiuosi teisės, nu nežinau dar. Arba žoliapį į traktoriuką tokį mažiuką. Žolę galėsiu pjauti ir mėšlą vežioti. Nu, žodžiu, dar nežinau. Vakar įvežėm 3 karutis, o čia jau kraunu 4 karutį. Tai šitas video tikiuosi išeis. Oi. Gerai. Tuoj vešim vieną. Čia mes mums čia 4 minutės jau kažkur filmuojam. Gerai, vežu vieną, tai grįšiu antrą vešim. O 4 karutis jau prikroviau, nefilmuoju kaip kraunu, nes tiesiog neįdomu, tai skaičiuojam, kur 4 karutis. Vežim toliau. Nu va ir 5, bet man blemba, šis bus paskutinis, dėl to nesulūžo mano rankena. Dabar nežinau, aš tą vežtą ar nevežt, bet čia video ir užsibaigs. Arba dar vežti šitą ir viskas, nežinau. Gal šį video baigiu, kitam video dasibaigsiu. Čia ir baigiu. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Nepamirškit laikyti, subscribe.
Jo, ačiū, kad žiūri dar mane, kas yra palaiko, nu biškį, aišku, subscriberiai nekyla, peržiūrų tik daugiau nėra. Žodžiu, tai jau tiek, o turim išsimėčia, va tiek va. Nemažai, net vartai visiškai išsimėčiau, kaip sakiau. Tai čia paliko, nes fucking sulūžo mano. Štai vidų rakiną, dabar nenoriu judėtis, nesulūžti ten, tas ta vieta. Tako užlūžo, tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit laikint, subscribeit. Ir toliau žiūrėt mano video. Tai ate. Ačiū, kad žiūrit.